Karočiui užstrigau, tipo. Taip dešinę ranką buvau pasiruošęs, jei ką uždeng gerklį. Ateisi, gausi p***, supratai? Labas rytas. Lyvinam kambarį, taip, norėčiau dar pagyventi čia, bet laikas baigėsi. Man įdomu, kur ta jų pašto dėžutė. Ai, šitą. Gerai. Atsigavau, vėl toks kupinas jėgų jaučiuos, išmiegojęs gerai, be pabudimų jokių naktį, nes visą laiką palapinį naktį pabusdavau nuo lietaus, ar nuo kažkokio traškėjimo, ar dar nuo kažko. Reikia pasitikrinti, kiek čia man dabar eiti, iki kur, kaip nusigauti, šis čia didelis miestas, kažkom, ar į tramvajų šokį kokią. Kaip čia stotelė padaryta, sėdi čia, iš ten autikė atvažiuoja ir nematai. O toj pusėje jo nėra reklamas, tipo į tą pusę žiūrėti reikia. Iš vis ne ten važiuojam, aš norėjau važiuoti čia, o mes važiuojam dabar kažkur į miestą. Nežinau, kur čia nuvažiuosim, bet dar pavažiuosiu biškį. Žodžiu, nusukom visai ne į tą pusę. Karočiui apgavo mane senis. Na, va taip irgi buvo. Tai jau čia pasinaudosim Bolt paspirtukų, tada važiuosim saugiai ir ramiai. Išleidau už paspirtuką 2 eurus. Šiaip minutė čia kainuoja 27 centai, būtent už šį paspirtuką, bet buvo akcija 20 minučių, jeigu perki 2 eurai. Tai pasiėmiau 20 minučių. Šiaip 5 eurai su biškį 20 minučių. Jeigu būčiau važiavęs po minutę kainą. O pravažiavau 14 minučių. Ir čia jau viskas. Ten, kur tas autobusas, ten pradėsim stabdyti. Nu ką, pradedam. Čia autobusų stoteliai. Čia, kur stovėjo tas autobusas. Ir važiuojam, gal kažkas sustos. Čia jau tiesiai išvažiavimas iš miesto. Daug mašinų važiuoja. Atėjo senukas, sako, pavažiuok 2 stotelės, ten geriau benzino stotelė kažkokia yra. 2 stops, ja? 2 stops. Thank you. Спасибо. Čia irgi stotelė, kaip ir apleista, gal buvo stotelė kažkada. Bet čia irgi neprasta vieta. Mažesnis biškį gal eismas, sakyčiau. Nice. Stoja. Hello. You speak in English? A little speak English. Okay. I am going... Where are you going? Okay. 30 kilometers. Okay, can you go, yeah? Okay. My name is Eduardas. Szilard. Szilard. What are you doing for a living? Work. Tattoo. Oh, you tattoo master, yeah? No, master, no. No? No, the tattoo. Nice. Thank you. Good luck. You too. Where is Dela? По-русски умеете? Can I drive with you? Little bit. Посмотрите. No? Okay. Jis į Budapeštą važiuoja, bet man tiktų, tipo. Bent jau galėtų pavežti kažkiek. Jau fūrui dar 18 minučių reikia palaukti. Ir pavažiuosim iki Rumunijos, aš kaip supratau. Blemba, šitas į degalinę nueiti ir pakalbinti žymiai geresnis variantas, negu stovėti tiesiog autostopu ir laukti kažko. Žiauriai patenkintas esu. Čia iš vis kalnų nėra jokių, kaip ir Lietuvoje, tokia taip pat viskas atrodo. 2 kilometrų liko iki Rumunijos sienos ir galiu pasakyti, Vengrijoje tas pats kaip Lietuvoje, visi vaizdai, ta prasme, vaizdai tai lygiai tokie patys kaip Lietuvoje, nieko, iš vis jokių kalnų, nieko visiškai. Čia privažiuojam furistų transportinius, tipo patikrinti krovinį, ten visą kitą lapus. Gali būti ir pasisversim netgi prieš sieną. Jo, va čia yra svarstyklės, tie metaliniai. Ir čia sveriant jų. Žalia, važiuojam ant svarstyklių. Atdavė lapus, dabar pasirašys ten, patikrins ir važiuosim toliau. Čia su mumis jau draugelis važiuoja, mes tokį patį irgi vežam. Nežinau, kas čia yra. Sako, į tunelius važiuoja vat, ir veža smėlį, kaip supranta, arba molį, ar dar kažką ten tipo ant galo. Tu po tunelius važinėja tokias mašinas.
Siemkų prisodinta pilna, grinai esam prie sienos, ten vat jau siena ir saulėgrąžų, ne siemkų tiksliau. Спасибо тебе за подвозку. Да. Все, спасибо, давай. Давай, ладно, удачи. Тебе тоже. Laukia 35 laipsniai, jie čia stoja iš karto sienos miegoti. O man reikia atrast dabar su kažkom, kad dar pavažiuoti. Žiauriai karšta. Говоришь по-русски? Говоришь по-русски? Ты спать будешь здесь? По-русски умеете? Вы говорите по-русски? Ты говоришь по-русски? Говоришь по-русски? Извини, говоришь по-русски? Короче, устригол типа. Извини, говоришь по-русски? Говоришь по-русски, да? Извини, говоришь по-русски чуть-чуть? Говорите по-русски? А вы здесь спать будете? Nu, karoči, varau bandyti stabdyti, nieko čia nebus, bet ten mašinų nevažiuoja. O, žodžiu, čia stabdau prie sienos. Tikiuosi, kas nors sustos. Vieną kitą fūrą važiuoja. Blemba, jau gavau pas mane mašiną važiuoja, pis prieš eismą nuvažiavo. O, šūdas, čia gali būti iš muitininkų kažkas ir nuvažiuos dabar pasakys, kad negalim čia tranzuoti. Man reikės nusukti dešinę. Nežinau, ar čia gerai darau, ar blogai, bet bent jau savo kely būsiu ir stabdysiu autostradai. Nebeturiu nieko pasirinkimo kito. Nu, va taip, va. Eini savo, karšta. Gerai, kad mašinų bent jau nedaug. Ir čia, man atrodo, kameros yra. Čia to atvažiuos, va tokie juodi pipsiukai ant stulpų. Čia 1, 2, 3, 4 juodi pipsiukai. O ką daryti, Nu, tai reikia eiti. Čia nestabdysiu, nereinu. Galiu tik tiek pasakyti. BBD na X ir taškas. O, sustojo, prancūzai. I want to go Dracula. Brasho. Yeah. That is nice. It's nice place. You will leave me here? Yes, my friend, because Yeah. I live here in this town, you know. Yeah. Do you want to drink something? I can buy one. I will buy by myself. No. Thank you. Guys. Okay. You careful, my friend, eh? Thank you. Nice to meet you. Bye. Jeigu atvirai, man jie labai neaiškus buvo. Važiavo, spydino žiauriai, vietomis 200, langai atidaryti, priekinis ten be diržų sėdėjo. Bet kažkaip nebijojau jų, nežinau. Jaučiaus drąsiai, vis tiek taip dešinę ranką buvau pasiruošęs, jei ką uždengi gerklę, jeigu, netyčia ten, jeigu pjaut norėtų gerklę. Bet žodžiu, ten tas, kur mane vežė, ne tuo maršrutu, ta prasme, ten, kur pas brolį vežė paimti daiktų, ten kažkaip labiau jaudinaus. Čia kažkaip nežinau, taip jaučiaus drąsiai, nors jie tokie tikrai matas neaiškus, bet sakau, jaučiaus drąsiai. Mane paleido už to žiedo, aš čia atėjau, čia yra tokia lėtėjimo juosta, kur sustot, bandom sustabdyti. Kai jau tenai nuotaika jau buvo sugedus, galvoju, nu ir na X viską. Bet kažkaip su tais pavažiavau, pagerėjo nuotaika, nežinau, čia kažkaip gerai jaučiuosi, linksma. O čia, bėgam. Sakė, man vandens duos dabar karštas vanduo, bet įdėsi šaldytuvą, atšaldys ir man duos vandenų. Yeah. Okay, thank you. Rumunijai visi tokie kaimeliai labai panašus. Tokie nedidukai nameliai prie gatvės. Nu, bent jau čia, kol mes važiuojam. Jisai dirba taip, 8 dienas, 7-8 dienas, tai jisai savaitę, jisai važinėja ratais, savaitę, žodžiu, maždaug fūrui būna ir 2-3 dienas namie ir vėl išvažiuoja savaitę. Ir uždirba 1900 eurų. Tokių pastebėjau namukų irgi nemažai ir jie visi vienodi tokie panašus, čia iš dviejų buvo ką tik. Žiūrėkit kokias pilis čia. Gražiai. This is village or town?
Pažiūrėkit, vien pilis. Black Romanian. Black Romanian, it's Chigon? Ciganai? Yeah. There was Ciganai, yeah? Yeah, house to Cigan. Ir ten buvo čigonų, kurie vagia Europoje, arba tenai siunčia žmonės, pavyzdžiui, arba vogti, arba, pavyzdžiui, būna ten prašo pinigų būreis. Pavyzdžiui, Anglijoje esu matęs, kad prašo pinigų vaikai ir ten jie surenka normaliai tų pinigų po 300–400 eurų per dieną. Vienas, pavyzdžiui, taškelis, sakykim, ir ten būna ne vienas taškelis ir jie visi taip renka ir siunčia va čia į Rumuniją ir va pasistato tokias pilis dėl to. Nu, aišku, ne vien tik renka pinigus, ten ir vagia ir visa kita, ten visai būna. Kaip ir Lietuvoje kauniečiai ten būdavo, siūsdavo vogti, pavyzdžiui, prekių ir panašiai, tai čigonai tą patį daro. Okay. So, thank you for ride. Bye. Blia, tie šunys man nelabai patinka. Kai kodėl jie loja? Aš nežinau, jums čia matos, bet čia yra šunys. 2 už tvaros, bet vienas ne už tvaros. Ir jisai loja. Nu, jisai taip tik paloja, va, žiūri mane ir loja. Tai čia jūs už tvaros šūstrė, ne? O šiaip jūs taip, bijot biški. Ateisi, gausi p***, supratai? Va, tau sakau, ateisi pas mane, gausi p***. Tyli, ne? Tyli. Ahuj, biški, jo, kad moku pašnekėt su tavim. Va taip, tyliek. Praminau šūnį. Nebeloja. Tai net nebeateina pas mane. Suprato gal? Gerai. Sakė, čia nuėjai, ten bus pasistatyti palapinę. Nežinau, kas čia, matosi kažkas iš viso. 12. Ir tokioj tamsoj stataus palapinė net nieko nesimato, ta prasme, jum per kamerą čia. Ir reikėjo ieškotis naktį, kur čia pasistatytose laukuose. Nieko nesimato, laukai nelygus. Čia problematiška buvo, nu, bet kažkokią vietą tokia geriausia suradau. Pasistatysiu, žodžiu, dareisiu degalinę kažką nusipirkti, pavalgyti. Žiūrėkit, ką radau. Čia palapinę statausi ir čia šūdas. O tai... Ir čia dar vienas. O tai jeigu aš ant palapinę pasistačiau ant šūdo, nu niekas šūdai laimė neša. Gerai, stataus toliau. I want with meat. Meat, you know what is meat? Vreau cucarnę. Vreau așa, cu carne. Carne, Ok, cucarnă. ok. Poftă bună. Thank you. Pagalvojau apie tos šūdus, ten 2 šalia viens kito tie šūdai. Ar nebus ten kažkokio padaro nušikimo vietą? Ta prasme, ar jis neateis naktį pas mane vėl pašikti ten. Grįžau iš degalinės ir belekiek skrusdelių vaikščio viduj palapinį, net neįsivaizduoju iš kur jos. Žodžiu, gavos taip, kad nešiau į kitą vietą palapinę, viską čia purčiau ir panašiai užtrukau gal kokie 40 minučių. Bet atrodo dabar viską išsipurčiau, tik dabar šitą vietą netokia lygi, kaip ten buvo biški kalnuota. Bet nieko, įsitaisysiu, užmigsiu kažkaip. Labanaktis visiems. Labas rytas. Ir turim tokį sitaišyną. Šiaip buvo daugiau skruzelių, bet čia atsikėlęs pradėjau judėti, biškiai išsilakstė jos. Tokioje vietoje mėgojau. Grinai čia laukuose. Ten yra kanalas, bet ten prie jo neina prieiti, nes toj parodysiu. Štai va toks jisai. Susipakavau daiktus ir šiandien turistinis.lt įkūrėjas sako, taigi pas tave po kuprinę galima pasikišti tą palapinę ir nereiks tų vaikščioti. Nereiks tų nešioti rankui, tai va, pasikišau žiauriai gerai, kad kuprinė irgi iš turistinis.lt. Nu čia ta kuprinė tai tokia rimta, su palapinėm tai neturiu patirties, tai negaliu labai daug lyginti, man taip tik tai faina, bet kuprinė tai patvari labai. Ir dar turiu tokią panelę iš Forsan. Bet žodžiu, aš jos dar nenaudojau, kadangi man šiaip powerbankus pasikrau 10 valandų trunka nuo rozetės, tai nuo šitos aš nežinau čia kiek truktų plius. Nu aišku, visą dieną jeigu vaikščiočiau, tai jo, bet dabar kai mašinai sėdžiu, tai aš ją naudosiu, nu ekstra atveju palieku, kad jeigu reikėtų pasikrauti ant telefoną, kad niekur nebūtų ir panašiai, tai ir nešioju. Ten mėgau kažkur laukuose, čia tas kanalas, čia va tokį prie jo audelio. Apsižiūrim, 3 ratukas. Nu realiai ant dalių. Ten duris va, dar
kapotas, nu nelabai, bet durys sveikos. Nu, kaip Rumunijai, manau, čigonai jau turėjo būti nuringę, bet stovi. Kažkas prieš išvažiuojant į autostradą šiktelėjo. Hello. Hello. Can I get burger? Yeah? Okay, give me burger. Can you show me? Yes. Okay. Okay. Yeah. And 1 second, I will take water. And this? Yes? Yes. Cash card? Card. 7 eurai. Thank you. Burgeris toks su omletu. Sultinga ta jautiena atrodo. Atrodo bus skanus. Žodžiu, skonis skanus. Vakar irgi buvo skanus ir padažo biški trūko. Čia tas pats irgi biški padažo trūksta. Duočiau 8,5 kažkur. Vėl einame į autostradą. Reiks eit per žolės, kaip čia žiauriai nepatogu. Nes ten labai arti mašinas važiuoja. Čia jau dabar autostrada, va to pakilimu ir panašiai, tai nei vieną mašiną nepapypino, kažką ten nesureagavo blogai. Slovakijai tai pastoviai papypindavo kažkas ten arba taip pamirksėdavo su lempom. Bet iš kitos pusės būtų ir įdomu su ta policija susidurt, pažiūrėt, kaip jie reaguoja į va tokius pabėgėlius. Ar išrašytų baudą, ar padėtų man. Nu, pažiūrėsim, vis dėlto autostradai dabar stovėsiu, gal būt ir atvažiuos. Gal per kokias kameras pamatysim. Ką tik ten va pravažiavo policija. Čia grinai einu, pravažiavo nieko. Visiškai nereagavo. Reikia į tą vidurinį kelią. Ai, ten irgi už atitvarų gal galėsiu eiti. O nėra mašinų, greitai. Aš nežinau. O kaip čia dabar bus? Blemba, pavojinga. Tipo man čia eiti. Ar į kitą pusę. Po to į ką užlysiu atgal? Gal ir užlysiu. Nu, pabandom paeiti. Nuo šiandien, kai jau turėsiu savo mašiną, pats irgi visą laiką pakeleivius pasimti. Nes čia tikrai užknisa. Nu, nebent kiti taip nedaro gal. Bet jeigu daro, tai užknisa. Realiai, kodėl čia neapsimoka eiti šalia, nes gali tai būti bum ir tiesiai į mane. Ir tie atitvarai gal negi nepadėtų jau. Ir priejau. Kas dabar? Nu jau viskas, reikia rizikuoti. Neturiu niek pasirinkimą. Tikiuosi, į telefoną kas nors neužsižiūrės per daug. Gerai, praeinam. O tenai destinationas išvažiavimas. Apačioj, kur tos fūros važiuoja, į dešinę. Gerai vietas yra. Va, čia jau kažkas bumtelė. Jau kažkas sustoja Ares Guard. Gal galima bus įlipti. Hello, I don't speak in Romania. I'm going to Brașov. Can you drive a little bit from here, me? Russian? No? English no, Russian no. Only Romania. Oi, karšta. Gerai, kad sustojo. Čia realiai net nespėjau pastabdyti, va norėjau iki tos vietos daeit, kur čia yra tos rodiklėlės ir lėtėjimo juosta. Ir sustojo, vat. Čia, kaip suprantu, kelininkai kažkas tokio. Ares Guard, tai čia gal būtų kažkokia kelio apsauga tikriausiai. Pradėjom stabdyti vidurį autostrados, galvau, nejaugi mane paleišia, bet kažką važiavom toliau. Ten policija sustabdžius fūrą ir mes sustojom iš galo. Nežinau, kokiu tikslu. Gali būt man netidos policijai. Pažiūrėsim, kas čia bus, išeina pas policininką pasakyti kažką. Mureș, Târgu Mureș, Brașov. Policija Brașov, me? Yeah? Un camion. Policija going to Brașov. Yeah? O, nejaugi, policija mane nuveš į Brašov, 300 km. Ateina pas mane policininkai. Hello. Where are you going? Brašov. No, you can... This is Autobahn, you can go. Yeah. You need to back Cluj-Napoca and pick up bus or something, train, but you can go here. Maybe from next town? No, here no. This is not taxi. Yeah, I know. Sorry. I don't ask him to drive. Yes, I understand, but you can go. Yeah, okay. He go back to Cluj, to Gileu, Yeah. and there you call taxi, go to Cluj-Napoca and look something, bus or something, okay? Okay. Bye. Thank you. Sakiau, čia rašiau per ChatGPT, kad išversti į rumunų kalbą.
Sakau, jeigu jūs važiuojate į sekantį miestą, tai pavežkite tik į sekančią miestą. Ir sakė, okei, bet kaip ar sakiau, ar važiuojame atgal, sako, važiuojame atgal. Žodžiu, pati nesupranta. So, reikia siekti iš galo. I don't have money. Don't need, I will go. Ne по-русски? I will go. Окей. Yeah. So, То-то наите. Пуне GPS. you drive, you, Ja. you, То-то наите. or you, Да, Клуж. Eu nu. no, Tu, dumneavoastră. or you, where you going, yeah, in Gilov, you Gilov, you Cluj. Cluj, Cluj, nu vă știu, vă explic. okay, I will go, peškom. Valandą laiko sudeginau, gal daugiau ir ta prasme niekur ne. Realiai atvažiavau į tą pačią degalinę, kur valgiau. Aina, šik, nu tai kaip nervina. Dabar misija tokia, nueiti Kliuč na Pocą 13 km ir bandyti iš miesto išvažiuoti autostopu. Lemba blogai padariau. Reikėjo man degaliniai susirasti, kas mane nuvežtų į tą miestą ir viską. Nepagalvojau per tos visus taksus ir visą kitą. Nu ką padarysi, einam. Ai ne, persigalvojau. Varau į tą degalinę geriau. Čia tą 13 km eisiu 2 valandas su viršų. Grįžt man čia 10 minučių, susirandu ir nuvažiuoju per pusę valandos susisukti, gal galėčiau. Šitau nei vieno papypinimo. Žmonės čia kultūringi, sakyčiau, nepypina, be reikalo. Čia kažkaip policija, galiu pasakyti, nesikabinė. Aš va visą kelią jau vieną policija pravažiavo, kitą va matė, kad atėjai, nu nieko, nesako. Hi, excuse me. Hello. Can you take me to Cluj? Cluj? Yeah, but can you drive me? No, drive. Turuk. Autostrada Turda. Turda? Turda. Can I drive with you Turda? No Turda. Autobahn Alba Iulia Sebeș. I am going to Sibiu. Sibiu, no Sibiu. Alba Iulia. Alba Iulia. Me going like this. Cluj. Yeah, me. Cluj. Yeah. Brașov. Brașov, nu. Târgu Mureș, Brașov. Sighișoara, Brașov. But you going? Nu you going. Yeah. Brașov e așa. Yeah. Ok? But I need drive. Da. Need drive. Turda, Mureș. Turda. Mureș, da, dar nu intru. Nu. Turda, dar nu, problem. Turda e așa, eu mă duc ca Alba Iulia. Alba Iulia drum. Da. Înțeleg, ok? You here, you going, you here? Here. So, let me, me here. Turda. I'm going Turda. Huh? Turda, problem, autobahn, problem. Autobahn stop. I'm going, how? Problem. Eu te iau până acolo, yeah. Stai să plătești. Ok? Ok, da. Nice. Žodžiu, gavus taip, kad norėjau nuvažiuoti į miestą, kuris miestas tenai, bet jisai važiuoja autostradą. I'm coming with camera. Bet jisai važiuoja autostradą ten, kur aš norėjau. Kur praeitą kartą stabdžiau mašinas. Tai 50 km praveši mane į tą pusę, kur man reikia. Slovak? Litva. Ну, я говорю по-русски. По-русски, ne? Ne. Tai žodžiu, pavažiuosiu dabar autostradą ten, kur ir man reikėjo, grinai, į tą pusę 50 km. Kuo in urbem vadis? It's in Romania. No, Romania, no problem. Romanian? Roman. Kuo in urben vadis? It's in Romania. It's in Romania. Išversk į rumunų kalbą. Į kokį miestą tu važiuoji?
okay? INC Orasmergi. Orasmergi? Yeah. Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. Me Sebes, okay? Yeah, okay. Sebes. Sebes, I'm go out. Okay. Yeah. Sebes Brașov? Sebes, I'm out. Sebes out. Pasikeitė planai, važiuosim 100 kilometrų. Žodžiu, važiuojam. Aš kažkaip galvojau, kad mes nekalbėsim, bet jis vis mane bando pakalbinti, tai iš kur tu esi, ką tu darai. Ir jisai, ta prasme, aš galvoju, mes nesusikalbėsim, bet, nu, ir aš jo nekalbinu vien dėl to. Bet, nu, jisai vis bando mane kalbinti ir tokia faina aura jo. Ir va, toks linksmas žmogus. You happy, I'm happy, aura good. Ir jis mane vis bando pakalbinti ir taip pusiau gestais, pusiau ten belia kaip kažkaip, bet išsiaiškinam, ką reikia. Bazė NATO Turda? Da, bazė NATO. Turda. Avion. Sakė Turda, čia pravažiuojam tokį miestelį Turda, sakė bazė NATO. Bazė NATO, Nu, tipo, bažnyčia sako. Žodžiu, jis visą laiką, kas kažkiek laiko man kažką pasako. Ortodoks? Ortodoks? Katoliks? Kristianin. Vis kažką pasako, bet aš nefilmuoju, nes megabaitus taupau, gigabaitus, ta prasme, vietą, kad išsiųsti man reikia internetu, čia brangiai kainuoja. Kažką pirštu rodė man čia. O, tankai. Toks vaizdas autostradą važiuojant. Celsius outside. Celsius. You know? Celsius? Yeah. 37. Yeah. 37 laipsniai laukia. But it was like marijuana. Like marijuana. Amen. Karoči, ten buvo tokios plantacijos kažkokie ir atrodė kaip marihuanos. Bet sako, iš alų gaminate iš tokių. Bir, ja. Thank you. Nice to meet you. Bye. Thank you a lot. Žiauriai fainas, net nenorėjau išlipti iš jo. Nors nieko nesuprantu, ką jis sako tenai. Bet šiaip, tokia gera, žiauri aura, labai patiko. 200 kilometrų. Tai čia iš vis nieko. Šiandien turiu dabaigti. Dar gal nebus sutemę. Bet ten negaliu belia kur pasistatyti palapinės, nes praeitas furistas vakar sakė, kad ten yra meškų. Ir aš Google Maps'e pažiūrėjau, nu jo, tas miestas yra grinai kalnuose. Tai gali užpulti. O šito mes nenorim, nors nuotykių būtų YouTube'ui, bet ir iš vis gali baigtis nuotykiai. Gerai, einam link autostrados ten, kažką gal į degalinę, bandysim vėl susišaudyti vairuotoją. Čia, man atrodo, netgi galim eiti, nes su dviračiais važinėja jau antrą, matau, va, ką tik, ten irgi ką tik vienas važiavo. Tai ką, jeigu dviračiai gali, kodėl aš negaliu? Jau tokia biški problematiška vieta, bet čia nieks netyp, oi, žiūrėk, eina žmonės. Sakau, kad čia galima vaikščioti. Čia nieks nepypina. Bet čia grinai nieks nepypina, va. Va, važiuoja su. Kur bandysim ieškoti vairuotoją ir čia grinai yra autostrados vidury. Va, čia eina autostrada ir po to ten, va, kur fūra važiuoja, eina autostrada. Ir mes esam grinai per vidurį. Einu ant bairio, paklausiu, kiek kainuoja Rumunijai. Permegos hotelyje, autostradai. Hello, you speak in English? Yes. How much cost the cheapest room in your... Single? 280. In euros? About? For one night, yeah? 56 euro. 56, and most expensive? Most expensive is with double bed, yeah. Big bed, 59. 59, it's quite same. Yes. Okay, thank you. Bye. Hello. Hi. Hi. Maybe you're going to Sibiu? Hi. Hello. Einu į autostradą, nes, nu, nėra čia to eismo. Ir jeigu ir yra, tai čia labai daug krypčių. Į visas pusės galim važiuoti. Nelabai, nežinau, einu į autostradą pastabdyti.
Maybe going Sibiu? Sibiu? No? Okay. Paskutinį dar pabandžiau, čia fūra sustojo. Gal paims, galvoju, bet ne. Prasta vieta. Laiptai į niekur. Autostrados išvažiavimas, autostrada. Nežinau, kam čia. Jo, vat irgi iš autostrados realiai atėjo. Ir va per čia, jo. Taip, einu autostradą. Iki greitėjimo juostos pabaigos. Ten sustojasi stabdyti. Bet ir dabar eidamas iškeliu va pirštą. Gal netyčia kažkas sustos. Srauni upė. Ir va galas jau autostrados. Žiūrėkit, ten karvės ganos su rykšte. 9 karvės matau. Nu va čia pasidėsiu, tikiuosi 2 kartus į tą pačią vietą mašina nesitrenks. Čia ta lėtėjimo juosta. Ir bandom pristabdyti kažką. Taip nudegiau rankas, atsiraitavau rankovės dabar. Tarnybos sustojo. Hey. Where you going? I'm going to Sibiu or Brasov. Go to the next exit on Autobahn. We can take you only for Kunța here. Okay, it's better than nothing. What you are working? On streets? You doing roads? Yes, on Autobahn. O vanduo užkaito žiauriai, kaip arbatos karštis. You giving all for me? You want all? Okay. No, take all. Yeah, of course. Yes. You sure? Sure. Okay. Davė vandenuko šalto. Nuveš mane autostradui tiesiai į degalinę, kur jau galėsiu aš prikalbinti kažką. Finish. Yeah, okay, thank you. Good luck, dude. Yeah, you too. Pavažiavau 12 kilometrų iki degalinės ir iškart einam klausti. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Problematiko, nieks nenori manęs paimti. Hi. 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 So it's Sibiu. You can drive me here. If you want, I'll let you in the parking. Yeah. Ką, juda. Parkinga tokia mašina visur, išdėti tokie kilimėliai. Faini, minkšti. Thank you. Have a nice trip. Yeah. Bye. Vos nepravažiavo mano posūkio, jisai sakė, kad jo parkingas biškė anksčiau negu čia. Gal biškė melavo kažko, arba pats apsiriko. Bet žodžiu, nu viskas gerai, 50 km įveikiam. Einam dabar į šoną, kur man reikia ir vėl pastardysim. Policija važiuoja, matau. Ai, ne. Galvoju, policija. Įsivaizduokit, ką tik policija čia va pravažiavo, aš taip einu. Nieko nereaguoja visiškai. Gal apvažiuoja žiedą ir atvažiuos pas mane. Ne, nuvažiavo va tenai. Čia reiškia galima vaikščioti. Inkus spotas. Brūkšninė linija, kad galima sustoti. Ne, nu, pasaka. Aš manau, kad čia jau buvo autostopininkas. Ką, pradedam darbelį savo. Brasov. Brasov. Brasov? Yeah. Let's go. English? English, yeah. Russian, English, Lithuania. Ukraina? Yeah. English? English? No. English? English. Me gypsy. Gypsy? Da. Gypsy? Gypsy. Nice to meet you. Eduardas. Eduard Mexicano. Mexicano? Gitano. Chicano? Gitano. Gitano, gypsy. Gypsy, yeah, I understand. Understand? You sleeping here? Yes. You working? You both? You do? Yeah? How long you living in car? 1 month? 1 month. And at home? 2 weeks? 2 weeks home, 1 month drive. Yeah? Yeah. Nu, čia labai pavargęs toksai busiukas. Čia va jie miega. I'm for you too. Oh, yes. Yeah. My name Julian. Yeah. My name Costel. You father? Father? Yeah? No, father. Just working. Yeah, together. Era tămătul, partner. Su tokiu furgoniuku važiuojam. Pavargęs jau toks mersiukas.
galą. It's energy drink, yeah? Skonis kaip Red Bull'o. Like Red Bull, yeah? Red Bull, yes. Originalaus Red Bull'o, toks gal biški lengvesnis čiučiut. 2 centai, tipo, už pridavimas. Sako, tipo, gypsy yra čigonai. Čigonai sako vagia, o sako aš nevogiu. Grilzė around here living, yeah? Living Gresley. Yeah. Karoči perspėjo irgi, kad Brašove meškos atsargiai, sako. Ir toks vaizdas va gražus. Mes jau šalia esam, yes. Thank you. Thank you, you're a nice guy. Uber. Okay. 28 kilometrai liko man iki mano pilies. Tai su jais nuvažiavau kažkur 110 gal. Kažkas apie 110, jau. Čia tokiam nedidukam miestelėje. Kaimelis gal čia sakyčiau. Toks įdomus kanalas su praėjimais yra. Litva. Lituania. Taip. Lituania. Lituania. Yeah. Guten Lituania. Guten, very guten, nice. Du sprechen Deutsch? No, Lithuania, Russian. One moment. What you give me? One perfume. Ah, you selling? Selling. For money selling, yeah? 10 euro. I don't need. In Lithuania, same doing. People, same doing. Where you get steel? Carap? Carap? Carap. Gerai, va. Amigo, čia. Va, iš Lietuvos turiu plasmasinį tipo centą, kuris limpa. Varom į Lidlą. Apsipirkti. Nežinau su kom čia, bet atrodo, kad čia mėsa viduje reikia pabandyti ir ten dar bus. Žiūrėkit, kokius radau Lidlę. Ta prasme, aš labai mėgstu ant spirgučių, žinai, tokius vos pašildytus, bet nesuspirgintus ant... Ai, va, kaip pas mus Lidlė. Su tais daug baltų, aš čia kai pamačiau, kad tų baltų nėra, galvoju, wow, kaip fainiai būtų. Lietuvoje, kad būtų tokie. Taigi tokie ir jie tokie labai švelnus. Pasiėmiau atsigersiu vitaminais ir paprasto vandens, 3 obuoliai, bandelės 2 su mėsa ir 2 be nieko, saliamis, ledas ir riešutukai. $12 eurų sumokėjau už viską. Turim tranzistorių. Hi, I'm a little bit just, I'm in English, okay? Just next village or down. I'm going to Dracula Castle. Cum? Yeah, Eduardas. Silviu. Silviu. Maybe you know, do you speak English? Little bit. Deutsch. Deutsch, no Deutsch. No. Maybe you know where can I get douche? Douche? Douche. Benzin, yes, douche? Yes. Yes? Yes. Okay. Thank you. Bye. Bye. Labai čia nedaug pavežė, galvau kažkaip iki vietos, pavažiavom, kiek mes čia? 3 kilometrus. Visą laikį kalbėjau su savo, nežinau, ten antrą pusę galvo, bet taip atrodė, kad pykosi labai. Čigonas su mikriuku, kur mane vežė, sakė, dušas kainuoja 5 arba 10 eurų degaliniai. Suvaizduojat, 5 arba 10 eurų Rumunijai. Kai Lenkijoje nusimaudžiau nemokamai degaliniai visiškai dušas buvo, o Vokietijoje, kiek žinau, po 2 eurus dušas. Ir į dušą labai noriu, jau vakar nesimaudžiau, šiandien jau viskas kritinė stadija, reikia dušą. Hi. Hello. You going Bran maybe? You will go to Bran? Yeah. Okay, thank you. 17 kilometrų čia važiuosim dabar. Tokie kalniukai čia visur, ten tai įspūdingas, realiai matosi. Per kamerą gal ne taip matosi. Tokios kapinės. Čia kaimelio kapinės, kaip suprantu. Tokie visi panašus paminklai. Stebėjau, kad labai nori viską parodyti. Va, pavyzdžiui, šitas kalnas, sako, pavadinimą pasakė, šito pavadinimą pasakė, ten su kitais irgi kaip važiuojam, ten sako, va, čia gyveno tokia aktorė, tenai tokia ir labai mėgsta, nu, va, tai parodyti viską. Tokie rūpestingi, man atrodo, jie. Yeah, okay, thank you. Good luck. Yeah, thank you.
You too. Have a nice day. Bye. Bye bye. Biškai anksčiau porą kilometrų išlipau čia degalinę, paklausė, ar dušas yra. Do you speak in English? Little bit. Do you have douche? Douche? No. Where can I have a douche, maybe you know? It's later branch center. It's closed, yeah? It's closed. In branch castle? In castle? Castle. Around? Periphery castle. It's center. Okay. Thank you. Pamačiau camping, o camping gali būti ir dušas. Einam, pažiūrėsim. Tipo, aš taip čia praslysiu. Nes čia matau dabar yra eilė į dušą. Ir čia taip atėjau, nieko nebuvo. Tai aš tiesiog palauksiu eilėj ir nueisiu į dušą. Panašu, kad praslysiu į dušą. Čia vato nusimaudu ir aš einu iš karto. Nu, kai bus, tai bus. Nusimaudžiau, dar išsiplovau trusiukus kojines. Kojinė dabar plaunu trusiukus maikę po dušu. Išsiplaunu ir einu iš čia. Nu viskas, tikiuosi dabar saugiai išeinu. Nieks čia neprisikabinė prie manęs. Bet čia belekiuk žmonių. Visi eina ir eina į tą dušą. Viskas. Mission completed, kaip gerai jaučiuosi. Ir viską išsiploviau. Nice. Šlapę maikę užsidėjau, išsigrėžiau. Nu, jinai tokia yra kaip sintetinė, čia nelabai jinai laiko tą drėgmę, labai greit, ta prasme, išdžiūna. Gerai, varom kur ieškot, kur pasitiesti. Realiai aš irgi galėčiau ten nuvaryti ir pasitiesti, jaučiu kažkur. Ai, bet žinai, kuo ilgiau būsi tenai, tuo daugiau šansų sudegti. Dabar man su finansais nėra jau taip gerai iš po tų visų bomžavimų. Čia matau žiauriai daug vietos pasitiesti palapinę, bet čia ir mašina yra, nežinau negi. Kas čia? Ai, čia su keturačiais pasivažinėti. Nu, tipo, aš turistas, einu apsižiūrėti, kaip čia su keturačiais važinėti. Čia belia kiek teritorijos, aš jeigu ten į galą nueičiau, pasitiesčiau, tikiuosi kokie šunys neparbėgs. Manęs nieks nepamatytų, permėgočiau ir viską. Bet čia mašinos važinėjimas atrodo. Būda apleista, šūdas yra, aiškiai ir šuo yra. Rizikuojam. Ten matos pilis, žiaurus kalnas. Atėjau čia iki galo maždaug, nu ne iki galo, aišku. Blemba, reik tyliai. Nes čia gyvena, čia gali kaimynai irgi paskambinti. Tai žodžiu, atėjau čia, tiesiog pasitiesiu, palapinį išmiegosiu ir ryt išeisiu. Niekam aš čia blogo nieko nedarysiu ir rytoj varysim į pilį. Žiūrėkit, kaip nuo to šliūžų liko. Visa palapinė tokia. Fui. Čia visur jų yra. Čia kažkaip biškį mažiau atrodo. Bet čia va matas visur buvo. Ir čia va. O, čia irgi. Nežinau, ar matas. Beveik pasistačiau palapinį ir atėjo katinas pažiūrėti, ką aš čia darau. Jis ten sėdėjo prie to kupolo artimiausia. Žiūrėjo visą laiką, ką aš čia darau. Dabar atėjo biškį arčiau. Viskas, draugai, aš palapkę pasistačiau, lendu į vidų ir įjungsiu kamerą jau tik rytoj, nebent naktį bus kas nors. Tai įjungsiu gerai, viso.